Sveiki kavos mėgėjai, tiems, kas dar manęs nepažįsta, susipažinkime, esu Kamilė iš Kavos draugo, o visiems kitiems sveiki sugrįžę. Šiandien turim naują apžvalgą ir pristatysiu jums Philips 5500 Latte Go automatinį kavos aparatą, jo dizainą, unikalias savybės ir kam jis būtų puikus pasirinkimas. Bet prieš pradedant apžvalgą, nepamiršk prenumeruoti mūsų kanalo, paspausti patinkančio video ir parašyti komentarą, jeigu noriu dar daugiau apžvalgų. Pradėkime nuo dizaino ir naudojimo patogumo. Kaip matote, šis Philips 5500 Latte Go kavos aparatas yra tikrai labai kompaktiškas, tad neužims daug vietos ir tilps net mažiausiose virtuvėse. Patogu tai, jog nereikia laukti, kol kavos aparatas užkais. Įjungus galima iš karto ruošti kavą. Pabudinkime šį kavos aparatą. Pats dizainas praktiškas, o ekrane aiškiai matomi įvairūs gėrimai ir funkcijos, o valdymas nesudėtingas ir patogus. Pieno sistema čia labai patogi, nėra jokių vamzdelių ar žarnelių. Talpą tiesiog nuimate, o už jos rasite karšto vandens piltuvėlį. Pažvelkime į tai, kas yra kavos aparatų viduje. Čia rasite keraminį malūną, kurio rūpumą galime reguliuoti. Pripilkime kavos pupelių, čia jų telpa 275 gramai. Taip pat šis kavos aparatas turi visai nemažą vandens talpą, net 1,8 litro. Nuostabi. Kaip ir prieš tai minėjau, šis kavos aparatas yra tikrai labai kompaktiškas. Jo gylis yra 43,3 cm, aukštis 37,1 ir plotis 24,6. Kuo šis aparatas išsiskiria? Pirmiausia, pieno puta. Dėl cikloninės plakimo technologijos ji išgaunama puri ir šilkinė. Galite naudoti ne tik karvės pieną, bet ir jūsų mėgstamą augalinį ir taip eksperimentuoti su įvairiais skirtingais gėrimais. Jei mėgstate turėti daug pasirinkimų, šis modelis tikrai turi ką pasiūlyti. Turbūt pradžiuginsiu pasakiusi, kad šiame aparate yra net 20 skirtingų gėrimų pasirinkimų. Tai vienas didžiausių šio modelio privalumų. Čia rasite ne tik klasiką kaip espresso ar kapučino, bet rasite ir šaltas kavas. Kiekvieną gėrimą galima prisitaikyti pagal save. Pasirinkti gėrimo stiprumą, kiekį bei pieno putos kiekį. O jeigu aparatu naudojasi keli žmonės, labai patogu tai, kad galima išsaugoti nustatymus atskiruose profiliuose. Iš viso jų yra 4 ir jie visi yra pažymėti skirtingomis spalvomis: geltonas, mėlynas, žalias ir raudonas profilis. Ir taip pat yra svečio profilis, kuriame pakeitimai neišsisaugo. Jei mėgstate stipresnę kavą, verta paminėti, kad šiame aparate ruošiant bet kokį kavos gėrimą galime pasirinkti extra shot funkciją ir gausite sodresnės kavos puodelį be kartumo. Pavyzdžiui, pasirinkus latte macchiato prie kavos stiprumo, padarius maksimalų stiprumą, iššoka laukelis extra shot ir taip gausite stipresnę kavą. Ir dabar pasigaminkime šaltą latte macchiato su extra shot funkcija. Tai turime pasiruošę stiklinę su ledukais, įsipilkime pieno ir pasigaminkime latte macchiato. Kasdieniam naudojimui yra svarbu tai, kad kavos aparatas veiktų tyliai. Dėl Silent Brew technologijos šis kavos aparatas skleidžia 40% mažiau triukšmo lyginant su ankstesniais modeliais. Pasigaminkime gėrimą ir pažiūrėkime, kaipgi veikia šis kavos aparatas. Na ką, pasigaminom kavytę, o dabar paragaukim. Labai gardu, tikrai labai skani kavytė. Va! Na, o pabaigai pakalbėkime apie šio kavos aparato priežiūrą. Ji tikrai labai paprasta ir automatizuota, kaip ir įprasta daugumai automatinių kavos aparatų. Virimo blokas išsiema, todėl lengva jį išvalyti. Jį rasite už vandens talpos, išėmus talpą, turime dureles. Ir už jų, kasgi kas, virimo blokas. Tai dar vienas išskirtinumas yra tai, jog pieno sistemą prižiūrėti labai paprasta. Tai Latte Go pieno indelis nusiema, išsiardo į 2 dalis
Išsiplaunat, sudedat atgal ir tai tikrai neužima daug laiko. O svarbiausia, kad galite abi šias dalis plauti indaplovėje, kas dar jums sutaupo laiko. Tai apibendrinant, Philips 5500 Latte Go kavos aparatas yra labai universalus. Jis puikiai suplaka pieno putą, ruošia daugybę įvairių skirtingų gėrimų, net 20. Taip pat yra patogus naudojimui, tai labiausiai tiks tiems žmonėms, kas mėgsta pieniškus gėrimus ir kasdienį lengvą naudojimą. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu ši apžvalga jums patiko, po šio video paspauskite patinka ir komentaruose parašykite, kokį sekantį modelį mums apžvelgti kitame video. Iki kitų kartų. Pum. Kai mes vėl kartu.